who the fuck the trust is my friend or my foe? I'm a extra draw, yeah. Labuka šaika. Ką, pirmas video šiais metais. Pirmas video šiais metais bus apie mėlyną kompaktą 3.6, kurį šviežiai perdažėm. Tai realiai per grubiai 1,5 mėnesio važinėjimo, galima sakyti taip, pamatysit, kaip jis susinaudoja. Tai važiuojam tvarkyti jo, nes jau su juo važiuot jau nelabai išeina. Nes ir ten daužosi gale, ir biški sugedęs kėbulas, ir bumperis biški sugedęs, tai karočią, atrodo ne kažką, tai pamatysit, kaip, ką reiškia beatint, stipriai beatint, ir kaip susibeatina tą mašiną per tiesiog paprasčiausius nesusipratimus. Tai varau iki domo dabar, nuvarysim tada kempą atsivešiu ir tada parodysiu, kas kaip su kompaktu. Tikrai pafilmuosiu, kas šiandien gausi su tuo kompaktu, kas gale pasidarė dėl tam tikrų reikalų ir kaip šiaip kėbulas atrodo. Tai kol kas tiek, varom į garažą. Tai ką, atvariau į garažą jau pas domą. Tai va, pradėkime nuo to, kad bumperis taip neturi atrodyti. Ūsas irgi, sparnas irgi. Čia jis kažką būrės veiksta, realiai garažai. Bumperis laikosi ant moldingo. Ten ar moldingas ant zateškės laikosi. Garažė patapo šioks toks, nes va šitas va daiktas va yra ir realiai visą vakarą čilinėjo mašiną. Tai gerai, toliau defektai. Toks va, čia nesusipratimas maksimalus buvo, bet yra kaip yra, nieko. Padaužysim, pakalsim ir bus gerai. Tada va čia va dar toks va, čia jau net rudžių yra, ir karočią va. Tai vandar bumperis. Tada bumperis. Čia taučias atsižymėjo, jis visada atsižymė kažkur tai. Lempos, toliau kad nebūtų gaila. Lengvina saloną, kad 1.6 valintų. Lempas įsidėjo, kurių negaila daužyti. Šitoje pusėje ir kas nors. Ledas. Nieko nėra, bet tai ir dar. Ką norėjau pasakyti, bet nesakiau visą laiką. O, blemba, mano kamera šitą nuduso jau. Kaip taip? Jasna, tai karočią, kažkada kažkas klausė, kiek padangų sudeginat per žiemą. Kaip sudeginam? Nesudeginam, tipo, bet sudražėm. Tai man kažkuriais metais buvo, kad sudražiau 3 komplektus su kompaktu, tokiu pačiu varikliu kaip ir šitas. O čia dabar, aišku, nesimata, nes neturi kom pašvies, daug pašviesgi kažkom. Tai buvo žiauriai geros padangos, o matosi, kad čia jau plikos padangos. Tai realiai kiek, darbinių kilometrų kokie? 500. 500, tai jo, per 500 kilometrų susigraužė galinės padangos, pas mane kupė jau lygiai tas pats. Tai ką, tai reiks keisti jau, tai žiūrėsim per šią žiemą, kiek suvarysim padangų. Tai varau kempo atsivežt, atsinešim dujų iš kaimyno, nes man pasipigė. Ačiū Elvinui. Bum. Parašykit komentarą, kiek atlaikys šitas bumperis su jo važiavimu, šito šturmanu Šumacheriu. Tai va, tai bandysim ką šiandien pabandysim padaryti. Šitą nesąmonę išlyginti. Duris jau vakar pakaliau plaktuku. Netgi tiesiai. Čia biškį padažysim ir bus panašiai. Čia lygiai tas pats kuvalda, pagaliu. Ir bus viskas ledas. Į apačią kol kas nelindu, nerodysi, kas ten yra, nes per visą dieną Domas nesugebėjo reduktorius nusimti, tai iškart jam tokį šlapių skudurų norėčiau užnešti. Bet yra kaip yra. Tai gerai, einam pasidarbuoti ir kažką pafilmuosiu. Ką, trumpas updėtas iš darbų. Tai sparnas jau atrodo taip, arką kažkiek palyginau. Biškį išsivalcavo gavosi. Čia ką išeina iš vidaus tiek išvalcavau, iškaliau. Daugiau nieko gero čia nesigauna, supratau labai gerai atsidaro. Iš vidaus turim tokią situaciją, čia išpjoviau biškį, papjaušiau, pakaliau, padaužiau ir va taip va kažkaip atrodo. Tai ką galėjau, tą padariau, prašau šviesą. Tai dabar einu į duobę, parodysiu, ką jis ten dar pridarė Dominikas. Realiai, kol aš kaliau, tai jis tik važiuoja, ką padarė. Kas supranta, tai tik tai pusę šis atsuko. Tai kodėl mes čia prisikabinam? Važinėdamas, aišku, keitė reduktorių be manęs ir va šitie varžtai durni, jų nėra. Ir jų to pasiekoje, va čia va kažkur, va čia va paskui nuimsim reduktorių ir parodysiu tiksliau, kas ten yra. Tai realiai atsisuko apatiniai priekiniai varžtai reduktoriaus, ko pasiekoje paėjo reduktorius į šoną, išlaužė tiltį reduktoriaus tvirtinimą ir suplėšė galinį
reduktorių silinbloką. Nu, tai nesąmonės kalbu, bet tai jo, taip yra. Tai atsivežiau akiem pas savo gerą draugą. Tai liko 2 varžtai atsukt, 3 varžtai atsukt ir bus diffas apačioj. Tada automatiškai greit prasišviečiam, spjaun, prasišviečiam, prasišlifuojam, biškį užvyrinam, biškį sustiprinam, pastatom reduktorių ir tuom baigsi šiandien mūsų darbai. Draugelį iškrapštėm ir pagrindinė bėda, o čia va, mirguliuoja, bet čia turėtų būti va tokios ausys, o čia jos va tokios. Nu tai va. Bandom kažką dabar priburt. Tai ką, kažkelintą dieną garaže, bet šiandien iš aprangos turėtumėt suprast, kad nedarysim nieko. Turiu šluotą, turim pupą ir šiandien važiuojam į Secret mūsų spotą. Nu kaip Secret, nu kur mūsų spotą. Vakaras pasidarbau su darbiniu traktorium, prasivaliau sniegą ir važiuojam mokytis driftinti. Tai pafilmuosiu, pažiūrėsim, kas gausis. Spotas paraštas tam. Nežinau, nusišluojam, keliam mašiną ant ralo, kad nusivežti į spotą ir varom į spotą. Tai dar parodysiu tą bolidą, kur Daugpilį testavom, kur turėjo būti biteris, bet gavosi jau nebe biteris, tai turim tokį patį KM6, bet neturim absoliučiai salono, išdažytas tvarkingai, lopšys, rankinis. Ir per video matėsi, man atrodo, ir girdėjasi, kai spardant sankabą Daugpilį dunda labai. Dabar turim gale sukrautą pilnai poliuretaną. Kažkur, va, matosi mėlynas. Tai sustiprintos tvirtinimo vietos tilto. Šiaip labai geros kokybės buvo, tai neverta gal net buvo stiprinti, bet prie to pačio, kai viskas jau bus padaryta ramu dėl galo. Dabar V8 galima dėti ramiai ir nieks niekur nedings. Tai va, tai važiuos tikriausiai kartu pasivažinė, tai dieną pafilmuosim, kaip spotė mūsų šeriasi. Tai valau mašiną ir varysim į spotą. Ką, po truputį mokomės. Tai laiko turim, benzo turim, tai palibom atsivažinės tiek, kad išmoks kažkokią konfiguraciją išvažiuoti. Tai kol kas pirmi 2 prasukimai buvo, tai nieko įspūdingo, bet šiaip po valandos, manau, lėks kaip turi būti. Tai pažiūrėsim, kaip seksis. Blemba, kaip plačiai.
labai sulėtintai. Wow, ne tam pusėm. Šaka kaip klipinas, jeigu palėtai zaibys. Ja. Tai bėgius kaip pasidarai ir kaip bėgius dabarai. Ne, aš trasą turiu menį. Na, supratau. Paskui iš pradžių pagalvojau, paskui supratau, ką turi menį. Tai šiaip jau trasą beveik paruošta. Šiaip tai, kai apsuka, kodėl apsuka? Nes turim gysi, tai va, truputėlį ledą jau. Na, šiaip treniruotis, važinėti šiaip paprikolų visai. Šiaip ką, perleidau stafetę toliau Murmiui, važinėjasi, mokosi. Šiaip žiemą daug geriau sekasi negu vasarą arba ant šlapę, nes ten jau reikia dirbti. O čia čiuoži mėtai ir mėtai mašiną. Tai toliau treniruojas. Mes varom su tuo sedanu pamalt biškį šūdo į angarą, kur visai turės paprikolų atrodyti. Va čia šitas spotą linksmiausia vieta. Įvažiavimas, apsisuki ir per vartus vėl skersas ilga. Tai sugedo biškį ventiliatoriaus tvirtinimas ar kažkas kem šeštam šitam. Tai čia buvo pasirodymas šiandien paskutinis. Tai einam pasikalbėti kas kaip kur ką, parodysiu kas kaip kur ką dar ir dar pafilmuosim kaip sekasi važiuoti.
Ar stabdį net panaudojama, lačius? Palaukia, maladėt. Šiaip, kas nežino mūsų trasos padarytos, tai mes turim čia tokių sudėtingesnių sąlygų, kai žinom, ne pirmi metai važiuojam čia, tai o tokius dalykus kaip šulinys atidengtas, tai mes padangom užsidedam, arba kai valau sniegą, pravalau taip, kad nekliūtų. Čia va turim metalo strypą išlindusį, va čia va kur padanga uždėta, ir čia nedavalyta iki galo, kad nu nevažiuoju čia. Ir va ten, kur didelis kupstas, va šitas va, turim bloką. Nu, davai, gazo. O, kietas, stabdžiuką panaudoja viską, tik tai dar gazo nelabai supranta kur duot, bet šiaip viskas okei, lekia. Labai normaliai šitą vietą pagyriau. Šiaip va čia va ledas visiškas, tai ir gerai persimeta. Ir gerai, progresas matosi, kaip ir sakiau, po pasivažinėjimo vis tiek matysi šioks toks progresas, nes pripranti prie mašinos. Gazo. Okay. O, šaunuolis. Nu vėl. Tik pagiriu. Pertraukėlę šiltai tikriausiai. Nu, ten vieta biški truputėlį sudėtinga jam, bet šiaip gerai. Kol nefilmavau, visi trasą išvažiavo tvarkingai, kurią užduota. Kraštan dzirks bumperių, tvarkingai viskas. Tai ką, grįžom jau į garažą, pasivažinėjom, mašina puikiai atlaikė, viskas kaip ir gerai. Tai po važinėjomės lygiai 2 valandas gaunasi, biški murmis, tai man mokytis nereikėjo, o murmi matėsi gan stiprus progresas, po gal pirmus važiavimus matėt. Ir visų pirma neapsisukinėjo ant ledo trasos, tai jau didelis pasiekimas yra, tai pirmais važiavimais pats patenkintas. Tai va, pasivažinėjom, pasimokėm, viskas kaip ir gerai. Kem 6, tik tai sedanas biški sugedo ventiliatorius ar kažkas, tai kliūna, iškyva, ten vibruoja biški, nu tai ten nieko baisaus, kažkas susiremontuosim ir viskas bus gerai kitam kartui. Ačiū, kad žiūrėjot, laikas, subscribas ir iki kitą kartą. Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is he my friend or my foe? I'm a extra, yeah.